Dabar mes apie tokį temą šnekėsim, kad susijungs jau ketvirts video, aš jau išmokau. Dabar kalbėsim apie tokį temą, kur reikia būti labai protinga, o tai netgi apsimaus golfą, kad būčiau protingesnis. Čia va, iš stiliaus patariams, ane, vis laik noriu atrodyti protingesnis, apsimaukit golfą. Nežinau, agurklį paslėp. Tau gerų dalykų, bet yra mašinin visi. Abot atbula. Palaukit. Šiandien šnekėsim apie gyvenimo prasmę. Vien dėl to man reikėjo apsimauti va tau golfą. Nu, iš karto atrodo, ne? Ne ką padirbčiau. Iš tų fekalijų norėjau. Gerai, norėjai, kad pakalbėčiau apie gyvenimo prasmę. Aš nežinau, kokia ir gyvenimo prasmė ir aš iš tikrųjų netgi galvoju, kad tos gyvenimo prasmės nėra. O aš taip galvoju dėl to, nes išvis prasmę sugalvoja pats žmogus. Ir aplamai ta prasmė čia ir žodžias pasakytas dalykas prasmė. Prasmė. Kokia ta prasmė, ta meaninga, ne? Gamto aplamai nėra kažkokių žodžių. Gamto ir tų minčių kažkokių, man rodo, net nėra apart mes, kad žmonės kažko mąstom. Kokia ta prasmė yra? Kada aš galvoju, kad aš įprasminu savo gyvenimą, kad man būtų lengviau gyventi, aš sutinku su to. Aš įprasminu savo gyvenimą, kad man būtų lengviau gyventi. Aš užsibrėžiu tikslus, mano siekiu. Aš noriu turėti šeimą. Aš žinau, kad norint turėti šeimą, reikia turėti tvirtus finansinius pamatus, kad reikia turėti namą, reikia turėti automobilį ir visa kita. Ir aš, kad siekiu tų tikslų, aš tiek ir nebegalvoju apie tavo gyvenimo prasmę, nes aš kažkokį prasmę susikūriau ir aš ana gyvenu. Bet taip, biedna, bet teisingai kalbant, aš manau, kad tos prasmės nėra ir mes gimstam ir mes mirštam, o va tų tarpų nuo gimimo iki mirimo mums reikia kažką užpildyti, kad tas gyvenimas atrodytų toks malonus. Nes, pavyzdžiui, man irgi yra įstrėgęs, skaičiau va tų, patarčiau visiems perskaityti ir manau, daug kas esat perskaityti. Kas nesat perskaitę ar girdėjai tos istorijas, tada pasidalins. Turbūt visi žinot Alexander the Great, Aleksandrą, nežinau lietuvišką, Aleksandrą didžiųjį, katras užkariavo, Aleksandras Makedonietis, turbūt tepinas skaitas. Ons užkariavo labai daug žemių, kaip sakant, tas laikas ons užkariavo visas žemės, katras buvo žinoms, jei neklystu. Ir buvo toks filosofas, katras gyveno. Ons gyvena statinėje. Nu, tokiam, kaip žinot, kur viskis ar Captain Rums ir laikomas va tokio statinė tas laikas, bet jau taip raš. Ir tas Aleksandras, ons įvertina tus filosofus ir ons tam filosofui sako, ar aš galiu tau gal ko nors padėti ir taip toliau. Tas filosofas anam atsakė, jo, gali tu man padėti, pasitrauk ir neužstok saulės. Tai va, kai perskaitai tokią istoriją ir pagalvoji, tas Aleksandras, tas karvedys, tam filosofui galėjai bet ko suteikti. Ir rūmus, ir maistą, ir moteris, ir pinigų kiek tik, ir galias, ir valdžią kažkur pastatyti, bet ko galėjai suteikti. Bet tas filosofas turėjo tokį filosofiją, kad mum niek nereikia. Ons gyveno to statinėje. Nu gerai, kad ons negyveno čia Lietuvoje, nebuvo žiemos ir nesušalo, kaip sakom, bet ons va gyveno to statinėje, ons kiauras dienas pavalgydavo, gulėdavo ir tiesiog, kaip sakom, tai egzistuodavo. Tai va, perskaitė tokį istoriją ir pagalvoju, buvo žmogus vos ne tas laikas galingiausias. Viso žemėje galėjai bet kokius resursus pasiekti. Ir buvo va žmogus, katram mums pasisiūlė padėti ir tas žmogus atsisakė.
tai kap viskas ir suprantam, kap ta prasmė ir suprantama. O tas filosofas ir kaip tik ir buvo toks anti va tokios garbėtroškumo ar galios, toks buvo grina kaip kvestionavo visko ir buvo prieš tai. Tai va, ir pradėjau galvoti, kokia ta gyvenimo prasmė. Netgi tas Aleksandras ir daug pasakęs įdomių tokių citatų apie visų savo gyvenimą. Aš patarčiau, kas tikrai nemėgstat skaityti knygų, aš manau, kad jums tikrai bus įdomu paskaityti apie tokius Aleksandrą, tų karvedį, apie tokius Napoleonus galėt paskaityti, apie Čingischhaną galėt daug paskaityti. Vien knygą perklausiau, labai įdomi. Buvo labai įdomi, kiek daug. Važiuoju, Čingischhanas, kad turėjo savo imperiją išvis, įdomiai darydavo. Pasanas buvo iš tikrųjų ta civilizacija tik pažengus tam tikrus sritis, kad mums netgi padarydavo debatus. Susodindavo 3 religijų kaip atstovus, sakykime, budistą, ten krikščionį ir islamą. Ir они viens su kitu ginčydavos, įrodinėdavo ir šnekėdavo kiekvienas apie savo dievą ir kodėl ano dievas ir tikrus, o kito dievas ir netikrus. Būdavo debatą. Tu įsivaizduok, kaip įdomu dabar tu susvadintum 3 religijų žmonės ir они viens savo religiją, apie savo religiją šneka, kits apie savo ir они viens su kitu diskutuoja. Labai įdomu. Tai va, manau, kam nepatinka skaityti tokias istorijas, visi tie dalykai jums turit palengvinti visų skaitimo procesą, nes įdomu, tikrai įdomu. Čingischano imperijai labai įdomu paskaitykit, ten labai buvo įdomu viskas. Они netgi kaip ir patys pirmieji pradėjo iš tos vergystės, kaip suprantu, išeiti, kad reik mokėti tiems vergams, o ne tik tas anas naudotis. O tas laikas Europoje iš vis pasirodo dar net nebuvo labai pažengus tam tikros veitos. Bet gerai, nenukrypkiam nuo temos. Gyvenimo prasmė. Aš tikrai manau, kad anas nėra, bet kad būtų lengviau gyventi, aš manau, kad ir naudingai prasminti savo gyvenimą. Ir tuo pačiu tas ir išlaisvin, ir gan atbaugia, ką pagalvoju. Kaip irgi ir vienas tas mokslininkas pasakęs. Pacitaus, bet nežinau, kas te pasakė, nebeatsimenu, kad apie gyvybę mūsų visato. Ir 2 variantai sako. Arba mes esam vieni visato, arba mes esam ne vieni visato. Bet ir vienas, ir antras scenarijus ir gąsdinantis, nes tu įsivaizduok, mes esam vieni viso visato. Baisiai. Bet tu įsivaizduok ir kitą variantą. Kažkas kitas dar visatoje yra. Taip, kaip ir kažkada buvo, kad tam tikrą civilizaciją išnaikina tam tikrą civilizacijai skirtingus žemynus, tai gal kažkas atskristi ir mūsų išnaikinti, arba mes gal kada nors kažkur išskrisim irgi išnaikinsim. Tai va, tas irgi dalykas, kad gal ir ta prasmė, gal nėra ta prasmė, irgi ir toks gana bauginantis dalykas, bet tuo pačiu mane asmeniškai tas išlaisvina. Nes aš visą pradedu galvoti plačiau. Gerai, nėra tos prasmės gyvenime. Toks nors numiršt, žmonės susiskomina ar susitinka, pašneka apie tą žmogų, buvo geras, taip toliau. Po mėnesiaus apie nieks nebešneka. Nereik nei mėnesiaus, užtenka savaitės, užtenka kelių dienų. Tas žmogus ir maždaug užmirštas. Prisimena tik tas patys pagrindinė artimieji, bet praeina kažkur maždaug 100-200 metų ir vis tie artimieji išmiršta ir nieks net nežino, kad tu egzistava. Pavyzdžiui, aš esu labai radęs daug nuotraukų senų, gal netgi kokių 150 metų senom. Neperdės, gal tik 100 metų senom, bet vis tiek. Kas tuos nuotraukos ir nufotografuots, aš nežinau, kas ten yra. Ir greičiausiai netgi tų žmonių, kad man galėtų pasakyti, kas tuos nuotraukos ir nufotografuoti, net irgi nebija. Tai ten yra tokie, kaip net neegzistavę, nes nieks negali paliudyti, kada neegzistavo, tik kad jis tos nuotraukos. Tai man asmeniškai visas tas dalykas, kad gyvenimo prasmės nėra, man išlaisvina. Aš galiu tada patirti gyvenimą taip, kaip aš įsivaizduoju, kad aš noriu patirti ir
ir aš galiu pats valdyt ir patirt ir tiesiog gyventi. Ir norėčiau dar užbaigt su dar viena mintim apie to gyvenimo prasmę. Mums po kol kas reik džiaugtis, kad išvis mes galim apie tokius dalykus galvot ir susikurt sau gyvenimo prasmę ir siekdamas. Įsivaizduok, tu būtum gimęs viduryje antro pasaulinio karo. Tu net negalvotum apie to gyvenimo prasmę, tu tik galvotum, kaip išgyventi ir visko. Ar kad vežė žmonės ten, kur labai šalta. Tai jei jau galvojam, kad nėra tos gyvenimo prasmės, negalvokim tai, kad viskas bloga, galvokim, kad tai, kad va gera, kad mes gyvenam tokį laikotarpį, kad mes galim patys įprasminti savo gyvenimą ir nugyventi gyvenimą ir tada numirti. Ir kaip ir gal po kiek metų atkursiu video ir kažkur pasakysiu protingiau, bet po kol kas šneku taip, nežinau, gal ir nusišneku, bet visko galbūt. Tai va, apie gyvenimo prasmę. Norėjot, kad pašnekėjau. Nežinau, ar gera, ar bloga, bet irgi, jei nėra tos prasmės, tai kaip jūs galite spręsti, ar čia gera ar bloga. Tai va, iki.